Sveika mano mieloji. Šiandieną jungiasi pabendrauti su tavim iš savo namų. Taigi sveika atvykusi. Jungiasi iš savo namų, todėl kad noriu tavęs paklausti ir kai ko pasidalinti iš savo patirties, būtent apie namus. Taigi pirmas klausimas yra toks, kokį tu kuri ryšį su savo namais ir ar pagalvojai, kad tavo namai yra iš tiesų gyvas, atskiras organizmas. Taip, gyvas. Gyvas ir ypatingai todėl mums yra svarbu su mūsų namais kurti šiltą, jaukų, dėmesingą, mylintį ryšį. Todėl, kad tavo namai gali tapti tavo užtarėju, palaikytoju tavo gyvenimo kelyje arba priešingai, priešu. Ir tuo, kas galbūt tau netgi sąmoningai nesuvokiant kiša tau pagalius į ratus. Taip, tai todėl noriu tavęs paklausti, koks tas tavo ryšys. Ar jauti savo namus? Ar skiri jiems dėmesio, kad sukurtum čia ir dabar gražią akimirką? Ar apvalai juos nuo ko galėjo užsiteršti? Mūsų namai tai yra ir sienos, ir baldai, ir įvairūs visi esantis daiktai, tiek tekstiliniai, tiek kietieji, tiek vanduo jame esantis, tiek augalai. Visi jie sugeria namuose esančią, tvyrančią energiją. O energiją, būsenas mes sukuriame patys. Tad ar esi dėmesinga, kas yra kuriama tavo namuose būtent šią akimirką? Kokie yra pokalbiai, kokios yra temos, kokia muzika yra klausoma, kokie žodžiai yra dainuose, kokie veiksmai atliekami namuose, kiek pagarbiai ir su dėmesiu yra elgiamasi su kiekvienu daiktu. Ar vis tik tas santykis yra labiau toksai išnaudojantis ir neduodantis jokio atgalinio ryšio iš jūsų? Ar vis tik namuose vyksta abipusiai mainai? Tai yra jūs su atida žvelgiate į savo namus ir viską, kas yra jūsų namuose, ir gaunate palaikymą, jaukumą, šilumą. Ar vis tik galvojate, jog namai turi tik atlikti jums stogo virš galvos funkciją? Taip, kitas momentas. Ar padedate savo namams apsivalyti nuo to, kas galbūt buvo nesąmoningai jūsų namus įnešta? Galbūt buvo kažkokių kivirčų, pykčių, nesantaikos, negerų jausmų. Galbūt įvyko kažkoks sunkiai emociškai slegiantis įvykis. Galbūt kažkieno mirtis. Ir ar padedat namams nuo šitų energijų atsipalaiduoti? Ar padedat namams tas energijas paleisti? Kaip tai padaryti? Ar žinai, mieloji, kaip tai padaryti? Ar žinai, kaip pasirūpinti savo namais? Pirmas dalykas tai yra valymas. Tai yra tiesiog paprastas fizinis valymas. Daiktų valymas. Erdvės valymas.
dabar kokiu aš turėčiau rekomendacijų būtent erdvių valymui, tai visų pirma, jau kai nusiteiksi, jog yra tinkamas momentas ir nuotaika, jog yra noras ir trauka išvalyti savo namus, tai be abejo, visų pirma yra svarbu tavo pačios nusiteikimas. Nusiteikimas pozityviai ir su gražia intencija, kodėl tai darai. O tai darai su noru, jog tavo namai būtų atlaisvinti nuo dalykų, kurie yra šiek tiek negatyvus, traukiantys žemyn. Ir nori įnešti į visas erdves ir daiktus daugiau laisvumo, džiaugsmo, meilės, šilumos, šviesos. Tiesiog jau pati pajausk, kuom norėtum, kad tavo namai spinduliuotų. Ir visą šitą procesą pasiruošk daryti, kaip ir minėjau, su tokiom šviesiom mintim, su gražiom intencijom ir fiziškai pasirūpink, jog tavo kūną dengtų rūbai, kurių galbūt, netgi jeigu tai bus labai intensyvus valymas, kurių būtų negaila atsisakyti, išmesti. Taigi, valyk ir pavasarį ypatingai valyk viską tikrai negailestingai, kadangi kiekviena išvalyta, atšviežinta vieta, jinai įsileidžia naują šviesią energiją. Tai be abejo pradėk, jeigu tik tais gali sau leisti tiek laiko resurso, nuo nebereikalingų daiktų paleidimo ir atsisveikinimo. Vėlgi, kas tais daiktais daryti, ar juos išmesti, ar dovanoti, ar parduoti, tai jau čia pagal savo pajautą. Bet tikrai labai sąžiningai ir atsakingai su savimi peržvelk, kokie daiktai buvo jau ilgiau nei 3 metus pagal savo funkciją ar apskritai nepanaudoti, nepaliesti. Nes kiekvienas namuose esantis daiktas yra tavo energijos ir dėmesio, vadinkime, siurblys. Tai reikia tai turėti omenyje, kadangi tam, ką mes atiduodame dėmesį, mes turėtume iš to gauti ir atgalinį ryšį, grąžą. Tai iš daiktų gauname tuo būdu, kai jie mums kažkokiu tai būdu pasitarnauja. Ar tai būtų naudojamas daiktas, ar tiesiog tas daiktas mums yra estetiškai gražus, ar mes tiesiog jį kažkaip malonu jausti savo erdvėje. Todėl tikrai būk tokia sąžininga su savimi, kurie daiktai dar atlieka savo funkciją ir su kuriais vyksta mainai, o kurie yra jau sustoję, kurie neša sąstingio, stagnacijos ir tokios šiek tiek mirties energijos. Taigi, daiktų atsisakymas, daiktų paleidimas, tai vienas iš svarbiausių momentų, jeigu norint padaryti tikrai tokią efektyvią energetinę švarą savo namuose. Sekantis etapas yra likusių daiktų išvalymas. Vėlgi išvalymas tiek ir fiziniai plotmėje, tiek ir visose energetiniuose kūnuose, ir moteris tą padaryti turi tiesiog prigimtinę gebą. Jeigu tu eini ne iš pykčio, ne iš reikia, ne kad privalau, ne todėl, kad niekas kitas to nepadaro, o todėl, kad tu nori įsotinti tave supančią aplinką savimi, savo meilę ir šilumą, tai ji tiesiog intuityviai eidama, tai žino, ką padaryti. Kaip pagalbininkus kiekvienai moteriai galiu pasakyti, jog tai yra tiesiog 4 stichijos, kurias kiekviena moteris turėtų pažinti ir prisijaukinti. Viena labiausiai apvalančių ir transformuojančių stichijų yra ugnis.
Todėl tikrai valydama patalpas, valydama savo namus, negailėk savo namuose išdėliotų uždegtų žvakių. Ir jeigu valai ypatingai užsistovėjusias erdves, tai paskirk jai vieną žvakutę, kuri būtų ir skirta būtent tam tikslui, kaip erdvės apvalymui, ją pastatyk ir tiesiog jinai tegu ten ir sudega. Tiek, kiek jai skirta tai žvakutei degti, tegu ir ten dega. Ugnis labai puikiai geba surinkti iš erdvės užsistovėjusias energijas ir jas transformuoti į eterį, į erdvę, iš kurios gali užgimti nauji dalykai. Sekantis dalykas, kuom galime naudotis, erdvę išvarinti, gaivinti, atšviežinti, tai yra oras. Tai yra oras ir tikrai valant namus rekomenduoju atidaryti langus, tegu tikrai visi įmanomi langai būna praviri ir tegu vėjas, kad ir galbūt jausis lengvas skersvėjukas, tegu jisai tikrai pašalina tai, kas jau tose erdvėse nebereikalinga, kas yra sustoję, kas yra užstrigę ir vėjas, oras, gyvus oras tikrai tą puikiai padaro. Sekanti stichija, kuri mums yra labiausiai priimtina patalpų valymui ir mes ją tikrai kiekvieną naudojam, tai yra vanduo. Tai yra vanduo ir čia galbūt tokį mažą paslaptėlę pasakysiu, kuri jau tikrai mūsų promočių buvo žinoma ir naudojama, tik galbūt mes dar prisibijome tų tokių terminų kaip užkalbėtas vanduo, bet užkalbėtas tai tiesiog reiškia, jog į vandenį yra vėlgi ta pati intencija, tos pačios mintys, su kuriomis einam švarinti namus, į vandenį yra tos mintys įgarsinamos. Tai yra tai, kokį palinkėjimą mes siunčiame savo namams, savo namų sienom, daiktam, baldam ir ko mes tiesiog jiems palinkime, kad kuo jie įsisotintų. Ir tikrai labai daug yra dokumentinės medžiagos ir mokslo įrodyta medžiagos, jog vanduo yra tikrai labai lengvai perimantis energetinį, vibracinį dažnį aplinkos ir tai yra, tarkime, žodžių poveikis yra tikrai apčiuopiamas vandens struktūroje. Tai tikrai negailėkite gražių žodžių vandeniui, su kuriuo valote savo namų erdves. Ir vadinkime tas užkalbėjimas, kad ir kaip raganiškai skambėtų, jisai tebūnie tiesiog paprastas jūsų iš širdies einančių žodžių palinkėjimas savo namams. Taigi vanduo ir su vandeniu tikrai valykite, su drėgna šluoste valykite, grindis valykite, sienas valykite ir vandenukas tikrai puikiai surinks, sugers ir savo ruožtu pasidalins tą informaciją, kurią jūs žodiškai įkrovėte su visais valomais daiktais. Ir paskutinė stichija, kuri liko ir kuri tikrai labai puikiai gali pasitarnauti šiame procese, tai yra fizinė materija. Fizinė materija tai yra kristalai. Kristalai, tai vėlgi, jeigu turite namuose didesnių kristalų, tai išdėliokite juos valomose erdvėse, jie atitinkamai pagal jūsų vidinę pajautą, ką kur norėsis padėti, pastatyti, jie padarys. O vienas paprasčiausių ir buitinių dalykų, tai yra vietoj kristalų yra druska. Tai tikrai irgi esate girdėjusios tų tokių ir kaip liktai sklandančių burtų, ar ne, kad su druska ir ten pribarsto druskos ir padeda, tai tiesiog nežiūrėkite į tai labai mistiškai, o tiesiog turėkite omeny, kad druska, vėlgi lygiai taip pat kaip vanduo, turi savo struktūrą, savybę sugerti iš erdvės esančias, vadinkime, tam tikras kitokio dažnio vibracijas, energiją, nešvarumus ir tai savyje, vadinkim, savo struktūrai užrakinti. Tai druską vėlgi galite berti ir į vandenį, tai sūrus vanduo lygiai tą patį padarys.
ir galite kampuose išdėstyti kažkokius tai indelius, stiklainius su druska ir po kurio laiko šituos indelius su druska pašalinti iš savo namų, išmesti. Tokiu būdu tikrai irgi pasitarnausit savo namam, surinkdami tai, kas galbūt kažkada nesąmoningai buvo paskleista. Tada savo ruoštų dar tikrai nuostabiai pasitarnauja apskritai gamta. O gamtos pavidalą tai mes galime, vadinkime, paimti ir eterinio aliejų pagalba. Tai tikrai erdvėse garinami eteriniai aliejai surenka virusus, surenka bakterijas, neutralizuoja negerus kvapus. Tai naudokitės tikrai šitą gamtos jėga, gamtos energija, kad jūsų patalpos ne tik būtų ir energetiškai apvalytos, bet ir fiziškai ir protiškai tos nešvarumus, kuriuos mes suprantame, kad irgi būtų surinkti. Ir savo ruoštų patalpas turėsite ir atšviežinę, atgaivinę kažkokiu tai jums mėgstamu aromatu, nes eteriniai aliejai tinka iš principo bet kokie, kurie yra jums malonus uosti. Ir tada tikrai galite naudoti smilkalus. Smilkalai vėlgi yra tikrai populiari priemonė ir smilkalus iš esmės pagal paskirtį, jeigu naudojame, tai žinome, kad jie yra naudojami ne tik maloniam kvapui paskleisti, bet ir energetiniam patalpų valymui. Todėl tikrai atsirinkite pagal prasmę, pagal reikšmę, pagal kvapą jums priimtinus smilkalus ir juos naudokite. Kai išvalote savo erdves, vadinkime fiziškai, kai jos yra išvalytos nuo nereikalingų daiktų, kai yra nuvalyti daiktai nuo tiesiog fizinio nešvarumo, purvo, dulkių, tada tikrai pereikite kiekvieną patalpą su uždegtu smilkalu. Aš pati mėgstu Palo Santo lazdeles ir tikrai apeikite ir išgaivinkite su šituo smilkalu kiekvieną kampą, ypatingai tuos kampus, kurių galbūt kiekvieną dieną ranka nepasiekėt, arba galbūt jie tokie tamsesni, tokie rečiau pajudinami. Tai va tikrai tiem kampam negailėkite savo dėmesio ir to nešamo smilkalo energijos ir valomosios galios. Ir po viso šito valymo proceso, kai jau jausite tikrai, kad namai yra švarūs, gaivūs, yra tikrai kitokie, tai tada galutinai padarykite užbaigimo procesą ir su savimi. Tai yra, nusimkite visus rūbus, jeigu tai yra ne tie rūbai, kuriuos galite išmesti, tai tada šitos rūbus tiesiog įdėkite skalbt ir pačios eikite į dušą ir galite su ta pačia druska padaryti savo pilingo procedūrą. Išsiplaukite galvą, kadangi mūsų plaukai irgi kaip antenos tikrai geba visko prisigerti, kad jaustumėte galutinai iki kiekvieno plauko galiuko švarą, tai išsiplaukite ir galvą pamatysite, koks geras pojūtis. Ir galbūt ko dar nepaminėjau, tai tarkim, kad viso valymo proceso metu būtų gerai, kad nevalgytumėt, o tik gertumėte vandenį. Tai vadinkime, tas procesas, jūsų namų valymo procesas, tegu būna lygiagretus su jūsų kūno tokiu valymos ir detoksikacijos procesu, kadangi, kaip ir minėjau, jūsų namai yra jūsų kūno tęsinys. Tai negailėkite to valymo proceso įsileisti ir į savo vidų. Tai pradėsite su gražiom, švariom mintim, gražia intencija, jausmu, valyti savo namus ir padarykite tai ir fiziniam plane, tai yra kiek mažiau įsileiskite kažko naujo, tiesiog pabandykite vandeniu išplauti ir iš kūno, kas tuo momentu galimai galbūt pasileis. Jeigu esat jautresnė, tai nenustebkit, kad patalpų valymo metu gali pasidaryti toksai graudulys, liūdnumas, gali tikrai pajausti įvairias emocijas.
Tai gali būti ir dėl to, kad galbūt paleidžiate kažkokius daiktus, jeigu tikrai esate sąžininga, kad tie daiktai jau jums nebetarnauja, bet vis tik su tuo galbūt yra susiję kažkokių sentimentalių prisiminimų, tai paleidžiant tuos daiktus gali jaustis tas paleidimo šiek tiek liūdesys. Arba tiesiog tai gali būti iš to, kad liečiatės prie tų daiktų, kurie yra sugėrę labai daug būtent šitos emocijos. Tai įeinant jautriai visą šitą procesą, įeinant su pagarbai visą šitą procesą, su dėkingumu savo namams, galite tikrai pajausti, kaip kiekvienas namų kampas jaučiasi ir kaip kiekvienas daiktas kokioj vibracijoje gyvuoja jūsų namuose. Tai nesistebėkit, jeigu šitas procesas toks vyks ir per jūs pačias, tai tiesiog, kaip ir minėjau, gerkite daugiau vandens ir su vandenuku leiskite iš savo kūno pasišalinti būtent visas šitas sukilusias emocijas ir su dėkingumu įsileiskite paleidę tai, kas jau sena ir atgyvenę, įsileisdami naujas energijas. Taip, ir ką galbūt dar norisi paminėti, kad jeigu jūsų namučiai dideli ir matosi, jog tikrai bus sunku vienai šitą dalyką įveikti, tai tikrai kvieskitės pagalbą, tik tai stebėkite vėlgi, kad šita pagalba ateinanti būtų ta, kurią norisi įsileisti jau į tvarkomus namus ir į tuos namus, kuriuose norite, kad būtų šiek tiek daugiau erdvės, šiek tiek daugiau tokio energetinės švaros, tai žiūrėkite atsakingai į savo pasikviestą kompaniją, kad ji būtų vėlgi pozityviai nusiteikę, su tom pačiom gražiom intencijom kaip jūs, kad tai būtų jūsų pastiprinimas, o ne priešingai tiesiog toksai fizinė pagalba, iš kurios išplauks dar galbūt daugiau tokio negatyvo į jūsų kuriamą aplinką, į pas jūs namuose esančius daiktus. Tai būkite ir šitai pagalbai dėmesingi, geriau tada tą procesą valymo, jeigu matote, kad nėra pagalbos, padalinti į kelias dalis per kelias dienas, neskubant, bet kad būtų vidumi toks šviesus, pozityvus nusiteikimas, kad tai nebūtų daroma iš prievartos, per reikia, per skubą, kad būtų tikrai dėmesinga. Ir tikrai pamatysite po šitokio valymo, po energetinio valymo, pajausite, kokie jūsų namai yra jums dėkingi ir kiek pajausite, kad tikrai į gyvenimą ateina naujų, švarių, šviežių energijų įvairiomis formomis. Tai gali būti ir naujais žmonėmis, tai gali būti naujomis situacijomis, naujomis būsenomis. Tai tiesiog tikrai pasijausite, kad atsistojote į kažkokį naują gyvenimo etapą. Tai linkiu tokio gražaus, lengvo, šviesaus susijungimo, pavasariško susijungimo su savo namais, kurie tikrai laukia jūsų dėmesingo dėmesio. Ačiū Jums visos mielos mano raganėlės, kurios galbūt kažką išgirs ir pasinaudos savo. Tai gražaus atėjusio pavasario, tegu būna jisai šviežus.